Aš noriu paklausti tokio dalyko, jūs vis kalbate apie skaidrumo didinimą, ar ne? LRT audito ataskaita, kurią pristatė valstybės kontrolė, parodė, kad netgi 89% programų pirkimų yra vykdomi neskelbiamų apklausos būdu. Tai kaip manot, ar tokia praktika prisideda prie skaidrumo, ar visuomenė turi teisę žinoti, iš ko tos paslaugos buvo perkamos, ar bus atskleistos pavardės? Kitas klausimas, sakėte, kad reikėtų įtraukti LRT darbuotoją į tarybos sudėtį. Ar yra profesinė sąjunga ir koks santykis jūsų su profesinė sąjunga? Ir trečias, ar jūsų kolegos prisidėjo prie mitingo organizavimo, kurie čia prie Seimo vyko? Ačiū. Aš gal pradėsiu nuo mitingo, nes po to pasimirš. Kas yra kolegos šiuo atveju? Jūsų komanda finansiškai ar prisidėjo? Ne. LRT? Ne, neprisidėjo. Eterių ar kažkaip tai, kuri galima būtų įvertinti finansinį išraišką? Ne, neprisidėjom finansiškai niekaip. Tai buvo visiškai darbuotojų iniciatyva. Nufilmuoti klipai buvo pačių darbuotojų netgi įranga ir LRT prie to finansiškai niekaip neprisidėjo. Eteris kainuoja, tačiau eteris buvo išskirtas tas eterio laikas, kuris yra skirtas savireklamai ir įvairioms panašioms akcijoms, kurios yra skirtos visuomenės informavimui ir telkimui. Ir tiek pagal Konstituciją, tiek pagal visuomenės informavimo įstatymą ginti žodžio laisvę yra ne tik galimybė, bet ir informavimo visuomenės informavimo priemonių pareiga. Tai čia apie klipus. Dabar apie profsąjungą, gal Tomas. Taip, tai aš gal atsakysiu tada dėl profsąjungos. Tai iš tikrųjų su profsąjungo turime labai konstruktyvų, sakyčiau, dialogą. Ne pirmi metai, nuolatos su jais konsultuojamės, svarbiai, sakyčiau, taip, organizacijai klausimais, ar tai būtų susijęs su organizacinės struktūros pokyčiais ir su atlygio mūsų pakeitimais, atlygio politikos pakeitimais. Tai tie tokie esminiai strateginiai klausimai, kurie yra susijęs su organizacija, yra visą laiką konsultuojamas arba informuojama profsąjunga. Lygiai taip pat, sakykime, jeigu mes kalbame apie naudas darbuotojams, tai irgi iš administracijos pusės visą laiką daugiausiai yra teikiama pačiai profsąjungai informacija ir mes netgi, sakyčiau, pirmieji galbūt labiau žengėme žingsnį ir profsąjungai pasiūloma, kokios galėtų būti tos papildomos naudos. Periodiškai turime susitikimus su profsąjunga, pristatome vėlgi, koks yra atlygio, kokia situacija, koks yra darbuotojų pasitenkinimas, įsitraukimas. Kitaip sakant, tie svarbus tyrimai, kurie apima pačią organizaciją ir darbuotojus, yra visą laiką irgi profsąjungai pristatomi. Tai kažkokių tai nežinau, kiek žmonių, nes ta informacija nėra vieša ir čia turbūt geriausia galėtų atsakyti LRT profsąjungos pirmininkas, nes ne visi nariai nori būti viešinami ir tiesiog negaliu pasakyti, koks tas yra skaičius. Ačiū. Toliau klausiu. Palauk dar dėl 89%. Tai yra tikras, aš sakyčiau, kad tai yra iš dalies nesusipratimas, kad tie 89% vis skamba ir skamba eteryje. Kadangi skaičiuojant šios procentus buvo programų pirkimo konkursas suskaičiuotas kaip vienas pirkimas, nors per jį yra nuperkama visas sezono krepšelis, tai yra apie 60 laidų vienu pirkimu. Todėl atsirado išvada, kad 89% pirkimų vyko neskelbiamų dėrybos būdu. Kiekvienas filmas, serialas ar sporto transliacija audito metodikoje skaičiuojamas kaip atskiras pirkimas ir programų pirkimas, kurio metu nuperkama 60 laidų, irgi kaip vienas pirkimas. Tiesa, kad filmų ir serialų turinys praktikoje nebūtinai yra atskiriamas pirkimas. Tiekėjai dažnai siūlo paketus, pavyzdžiui, kelių filmų ar serialų rinkinį ir panašiai. Tai svarbu paminėti. Dar taip pat, ką svarbu akcentuoti, ką pripažino ne kartą ir pati valstybės kontrolė. Mes nepažeidėme jokių teisės aktų. Programų pirkimo nutarimas mums leido įsigyti programas išimčių būdu ir tai yra dėl veiklos specifikos. Dabar yra rekomendacija vyriausybei tą programų nutarimą keisti ir mes nuogąstaujame, kad mūsų veikla pakeitus tą nutarimą bus tiesiog labai apsunkinama ir aš paprašysiu dėl viešinimo dar Gytio Oganausko, kuris ir dirbo su šitais dalykais, pakomentuoti.
Taip, tai visos neskelbiamų būdų atliekimi pirkimai yra metinė ataskaita. Audito kontrolė išsakė pastabą, kad toje metinėje ataskaitoje nėra atskleidžiamos fizinių asmenų pavardės. Tai jos 25 metais pagal valstybės kontrolės rekomendaciją ataskaitoje, kurią turėtume paskelbti iki sausio pabaigos, bus atskleistos. Ačiū, toliau klausia Artūras.